Sveiki, mėlyjei. Aš čia kaip kokioj sveikinimų laidoj pasiruošęs su gėlytėm. Šiandien iš tikrųjų prisirinkau iš darželio tokio vieno, kur prie mūsų yra labai daug lauko gėlių. Tai prisirinkau dar vieną paskutinę tikriausiai jau puokštę tų lauko gėlių, nes tikriausiai jau greit viskas nužydės. Tai sudėjau tokią mažą puokštytę, kad mane džiugintų. Tai galvoju, pasidėsiu čia šalia, kad jums parodyčiau ir būtų gražių spalvų, kur akis paganyti, kol žiūrėsite. Taip pat pasidariau arbatos, tai kviečiu ir jūs pasidaryti. Na, o sveiki susitikę naujame video. Būtinai paspauskite subscribe ir like mygtuką apačioje, kad galėtumėt mano turinį matyti dažniau. Man atsiseginėja sagos. Didelė krūtinė nuo maitinimo, tai net sagos nelaiko. Tai ką, šiandien galvoju padarysiu tokią kitokią šiek tiek laidą, pasidarysim kartu su manim makiažą ir papasakosiu apie savo vaikystę šiek tiek, bet iš tokios vienokios perspektyvos. Tai vėl pratęsim šiek tiek vieną kaip ir tą temą, pogimdyvinę depresiją, bet galbūt perėsime labiau prie specifinio dalyko, tai yra persivalgymo. Nes pogimdyvinė depresija, kaip žinote, irgi taip pat asocijuojas ir su maistu, tu gali ir per daug valgyti arba per mažai valgyti, tai viskas yra susiję. Tai šiandien šnekėsime apie persivalgymą ir mano istoriją tame. Tai va, pradėkime tada gal nuo makiažo, pradėsiu darytis ir viską jums papasakosiu. Tai pasiimkite arbatos ir įsitaisykite. Kaip žinote, esu veganė, šiuo metu esu labiau galbūt sakyčiau net vegetarė, nes dažnai tenka pavalgyti pieno produktų turinčius maisto produktus ir kiaušinių. Mėsos tikrai nevalgau, bet būna dabar, kadangi esu tokiam vaiko režime, kadangi vis tiek maitinam vegetariškai, tai tenka kartais ir vyras, kai pagamina vegetariškai, ir kažkur, kai nueiname, nėra pasirinkimo, tada valgome tą, ką randame. Tai šituo dalyku nelabai didžiuojasi, nes pati esu veganė ir norėčiau tą ir daryti ir toliau, bet labai noriu būti atvira ir nevaidinti kažko, kad viskas labai puikiai sekasi ir kad būna ir nuosmukių, būna ir sunkumų, ypač auginant vaikus. Suprantu, kad kitiems gal geriau sekasi, man šiuo atveju ne taip gerai su mityba, bet jo, stengiuosi, aišku, sveikai maitintis, kuo natūraliau, bet labai dažnai tenka pasiekti maisto produktus, kurie yra neveganiški. Vaikystėje man viskas prasidėjo su mityba, kadangi, kaip ir žinote, gal nežinote, mano tėvai išsiskyrė yra. Tai tėvai išsiskyrė, kai man buvo 4 metai, labai pykdavosi, kiek aš atsimenu. Ir mano vaikystėje iš tikrųjų daug mačiau ir smurto, ir rėkimų, šaukimų, ir tokio pykčio vienas ant kito. Atsimenu, kaip pavadinau savo tėtį pijoku, įtakotą savo mamos. Tai suprantate, kur linkstu, kad tikrai nelengva buvo vaikystė, kad ir mumis mama muždavo, nelabai mokėjo mūsų suvaldyti ir tikriausiai savo emocijų suvaldyti, tai viskas taip sunkiai klojosi ir, na, iš tikrųjų, tom akimirkom tu galbūt patiri tą stresą, bet tu nesupranti, ar čia yra labai blogai, ar čia yra gerai, tu kaip vaikas tikriausiai nevertini šitų dalykų, bet atsimenu laikui bėgant, aš vis nuvažiuodavau pas savo tetą vasarom, mama mus išskirstydavo pas tetas, turėjom Klaipėdoje 2 tetas ir pamenu, kad mano teta turėdavo visą laiką kur nors spintelėse kokių saldainių ir aš juos kažkada vieną kartą užradau, be naršydama po spinteles, ką daugiau veiksi, kaip sakant.
Tai radus tos saldainius, atsimenu, valgiau juos ir labai skanavau, nes tai buvo nauji skoniai, mes gyvenome gan vargingai, tai mes tokių saldainių nebuvome ragavę, tai man buvo kažkas tokio, wow, saldainiai. Ir kas iš tikrųjų man tada nutiko, kiek aš dabar bandau atsekti ir suprasti, kad paragavus tų saldainių aš pajutau šiek tiek tokios nusiraminimo, ekstazės, kažkokio malonumo ir jo, kažkoks prasidėjo keistas ryšys su tuo maistu. Tai manau, kad tas labai įtakojo mano metabolizmą jaunystėje pačioj, kad pradėjau krauti svorį, nesuprasdama dėl ko, bet matyt, tai buvo tiesiog įtaka to, kad paseka to, kad vaikystėje patyriau daug streso ir jau tiksliau vaikystėje, gilioj vaikystėje, ankstyvoji tiksliau vaikystėje patyriau daug streso, kurio pati net nežinojau, kad jis buvo pas mane. O tada niekas ir dylinti nemokėjo su tuo, iš tikrųjų galbūt mokėjo, bet galbūt net nelabai aš atviravau ir nelabai rodžiau savo jausmų, nes galvojau, kad jeigu parodysiu savo jausmų, manęs nebepriims, teta nebegalėsiu atvažiuoti, o tai būdavo vienintelis toks, nežinau, neišsigelbėjimas, bet kažkoks šviesos turėjimas nuvažiuoti pas tetą ir matyti kitokį pavyzdį, kitokį gyvenimo būdą. Žinia, paauglystėje sekė irgi nelengvesnė. Tas toks nepritapimas galbūt mokykloje, klasėje, tas nepasitikėjimas savim lydėjo iš savo vaikystės padarinių, kad būdavome visą laiką apšaukiami mamos ir neįvertinti ir tokie visą laiką nuleidę galvas, tokie susigūžę vaikščiodavom, nes neturėjom tiesiog pasitikėjimo savimi. Tai visur tas mane lydėjo ir taip pat mokykloje, kaip ir nepaslaptis, buvau nedrąsi, labai sunkiai susirasdavau draugų, nelengva vaikystė ir paauglystė, hormonai po to pasikeitė, po to galiausiai susirgau ir žvynelinę, ko pasekoje tikriausiai buvo ir mano mitybos dalis, kaip maitinausi, kokius pasirinkimus turėjau, kokiam sąlygom augau. Tai tėtis gamindavo labai paprastai, kotletai, žinot, visokie makaronai su faršu ir per daug nesitsaskino su manimi. 22 metų iš tikrųjų mano kelias ir prasidėjo veganizmą, kai pasveikau nuo žvynelinės. Nuo 15 sirgau, tai 22 metų pasveikau nuo žvynelinės. Iš tikrųjų tas savęs priėmimas man ilgai trunka ir vis dar jisai trunka. Savęs priėmimas, tai aš kalbu apie patį ir kūną, ir jo išvaizdą, visus vingius, visus įtrukimus, visus pogelius, visus neligumus. Žinote, visi mes jų turime. Instagramas ir galbūt kitos programėlės mums suteikia tokią false dalyką, kad mes, kaip sakant, esam lygus ir gražus ir be porų ir be strijų, bet iš tikrųjų yra realybė kitokia, kad mes turime poras, kad mes turime strijas, ypač po gimdymo ir panašiai. Tai tas priėmimas savęs ne tai, kad dėl tų visokių linijų strijų, o dėl to svorio, galbūt linijų kažkokių išvaizdos pokyčių, pastovi kova pas manęs buvo kažkaip. Ir vis save kažkaip engiau dėl to, nors nebuvo priežasties kaip ir, bet galbūt matydavau žvilgsnius kitų klasiokų ir panašiai, kad vis mane taip kažkaip kažką už nugaros gal pasakydavo, gal kažką apšnekėdavo, gal yra net į akis pasakė, kaip čia, kad burbuliukė tokia, man atrodo, gal taip yra pavadinę. Tai nebūdavau pernelyg labai ten stora, bet jau vis tiek sverdavau, kad matydavosi. Tai suprantat, ką aš noriu pasakyti. Tai va, tai visada kovojau su tuo svoriu nuo pat paauglystės, nu jau kokios
14-15, gal taip grubiai metų jau kovojau su tuo svoriu. Tai buvo nelengvas toks kelias ir kai atradau veganizmą, numečiau šiek tiek svorio, pradėjau sveikiau maitintis ir ta mytyba tikrai pagerėjo, bet ilgainiui vis tiek tu randi maisto produktų, kurie yra veganiški, bet taip pat skanus ir su cukrum ir panašiai. Tai kodėl būtent tai susijęs su pogimdybinė depresija, nes sergant pogimdybinę depresiją būtent mytyba irgi labai svarbus aspektas yra. Kai man yra stresas, kažkoks būtent negerai jaučiuosi liūdna, pavargusi, aš visada ėmuosi maisto ir mano maisto šaltiniai traškučiai, sausainiai gal kažkokie ir visada su tuo kovoju, kad kaip čia nesuvalgyti tų saldumynų, nes dabar jaučiuosi blogai ir ieškoti tos priežasties, bet, na žinote, dabar ypatingai, kai turiu vaiką, neturėjau galimybės kaip anksčiau, pavyzdžiui, nueiti tiesiog kažką nuveikti ar pasportuoti, kažkaip prasiblaškyti, žinote, dabar aš turiu tikrai rasti tam laiko ir naujų įgūdžių, kaip tai padaryti, nes nėra to laiko, visada esi susikoncentravęs į kūdikį ir jo poreikius ir ta mytyba lieka tokia kaip paskutinis toks žingsnis į viską ir norint kažką pagerinti, labai yra daug trukdžių. Visų pirma tai, kad aš maitinu ir man yra didelis poreikis valgyti. Organizmas pats reikalauja maisto daugiau. Tai ką dabar stengiuosi daryti, tai kiek įmanoma, kada galiu judėti, nors vis tiek tai yra užburtas ratas, jeigu tu pasimaitini daugiau, tu tiek neišsportuoji, kiek suvalgai, tai vis tiek gaunasi, kad pilvas vis tiek didėja ir svoris. Aišku, aš per gimdymo metu buvau priaugusi 12 kg, tai aš juos ir numečiau. Sveriu tiek pat, kiek ir prieš gimdymą, 64 kg. Tai viskas yra su tuo gerai. Aš save kaip ir šiek tiek jau ir priimu, ne šiek tiek, bet gal sakyčiau net nemažai priimu su šito svoriu ir labai džiaugiuosi, kad sveriu tik tiek ir kad nepriaugau per daug kilogramų, na žinote, ir kurių man tikrai būtų dar sunkiau numesti. Nors ir sveriu tik 64 kg, bet pilvas vis tiek stūkso ir jisai gan didelis yra pagal mano tą visą išvaizdą ir visa užpakalinė mano dalis. Vis dėl jos pergyvenu, kad mano užpakalis didelis, vis žiūriu dabar ir save ėdu dėl to, kad rankos didesnės ir tikriausiai visos, kurios susidurite su šituo taip pat darote, save analizuojate, savo kūną ir lyginate su kitais žmonėmis. Kaip iš tikrųjų tokiems dalykams, kaip šitiems visiems dalykams atsispirti ir nelyginti savęs, tai labai yra sudėtinga šiais laikais ir nemažai žmonių apie tai jau kalba. Ačiū Dievui ir tie labiau žinomi žmonės apie tai šneka, kad yra daug feiko, daug yra tikrai netikrų dalykų aplinkoje ir negaliu pasakyti, kad ir patys taip yra. Savo sekėjams Instagrame galite pasiekti mane, jeigu kam įdomu, Ingrida Gečia vadinuosi. Tai savo sekėjams stengiuosi nepaustinti nuotraukų, kur esu patobulinta, nesukurti tokio nerealaus savęs įvaizdžio, ko sutikęs žmogus mane gatvėje atpažintų tokią pačią, kokią esu. Persivalgymo toks užburtas ratas yra, kai jaučiu didelį stresą, saustėja, kažkas nepavyksta, būna bloga diena, tai ieškau išsigelbimo, tai prisivalgyti kažko greitai kažkokių medžiagų gauti, kad užblokuoti tas emocijas. Nes, na, tikrai nėra su kuo pasidalinti tuo momentu
ir išgyventi tas sunkias emocijas, tai tiesiog norisi jas suvalgyti. Kai buvau pas psichologė labai minėjo va šitą dalyką, kad galima su psichoterapija išgvildenti šitą momentą dėl persivalgymo, kad galima tikrai, pavyzdžiui, kai valgome, kad analizuoti, ką mes valgome ir būtent stebėti, ką valgome, kai valgome, neleisti savo valgyti, bet prisivalgyti, tarkim, bet stebėti, ką valgai, analizuoti, vartyti tą maisto produktą ir stebėti. Na, aš nemanau, kad tai yra labai įgyvendinama, nes tu tikrai nenori stebėti tą maistą, kurį valgai. Labai pas mane toks įsijungia automatinis režimas, kai aš valgau saldumynus, tiesiog juos kertu, kol galiausiai man pasidaro sunku, kol to jausmo nepajaučiu, tai valgau iki to jausmo, kaip sakant. Tai va, tas užburtas toks ratas, tai dar nesu išsiaiškinus, kaip man pavyktų išsigelbėti nuo šito persivalgymo užburto rato, bet tikiuosi, augant austėjai atrasiu laiko savo daugiau vis ir analizuoti save, priimti save ir padėti savo, skirti savo laiko. Šiandieną galbūt trumpai, gal ir net netrumpai čia gausis, nežinau kiek čia gausis, nes su pertraukėlėm filmuoju, nes vis pažiūriu į austėją kaip miega, jeigu kam įdomu. Tai va, tai iš tikrųjų labai dėkoju, kad vėl prisijungėte ir įsijungėte žiūrėti mane. Ir esu dėkinga, kad subscribinat mano YouTube kanalą, taip pat ir pakomentuojate. Man tai labai svarbu. Ir tikiuosi susitiksime kitame video vloge pirmadienį. Vėl važiuosim į mokyklą, bet nežinau, gal dar kažką nuveiksim. Tai va, tai susitiksime kitame video. Būtinai paspauskite subscribe mygtuką ir like ant video. Ačiū Jums, kad žiūrite ir iki pasimatymo.